Rėmimo grupė paminėjo tibetiečių naujųjų metų šventę Losarą. Naujieji metai Tibete švenčiami stojus jaunačiai. Tai vyks rytoj, kai pagal tibetiečių kalendorių prasidės 2143 ugninės beždžionės metai. Paminėti Losaro tibetiečių naujųjų metų šventės sostinės Tibeto skvere kasmet renkasi neformalios Tibeto rėmimo grupės nariai ir miestiečiai. Šiais metais Dalai Lamai 14-ajam ir visai tautai užrašytus linkėjimus ketinama nufilmuoti ir išvertus į tibetiečių kalbą nusiųsti jų dvasiniam lyderiui. Prieš keletą metų iš tikrųjų šventenybė Dalai Lama buvo atsisakę švęsti Losarą dėl tibetiečių susideginimų Tibete. Bet vis tiek dabar tai bandai kiek atslūgus, vis dėlto yra švenčiami šitie metai. Lietuvoje jau 5 metus gyvenantis ir čia šeimą sukūręs dailininkas iš Tibeto labiausiai trokšta, kad situacija jo krašte pasikeistų ir tautiečiai gyvenantys Tibete naujosius metus galėtų sutikti kartu su gyvenančiaisiais emigracijoje. Aš linkiu Dalai Lamai ilgo gyvenimo, būti ryžtingam. Jis daug yra nuveikęs kovojant už Tibeto laisvę, nors tai sunku, bet jis nenuleidžia rankų. Norėčiau palinkėti tikėjimo ir žinoti, kad pasaulis žiūri į ateitį ir anksčiau ar vėliau demokratija visada nugalėjo laimė. Šakelė rūtos visuomet buvo simbolis laisvės, nepriklausomybės. Ir aš rašysiu šį laišką Dalai Lamai nuo Rūtos, Lietuvos Rūtos, pati esu Rūta. Ir mano tokia mintis yra, kad prašysiu jo, kad gražintų, padėtų tamsumas prašalinti. Pagal tibetiečių tradiciją visą savaitę prieš Losarą atliekamos įvairios apsivalymo apeigos, nuimamos ir sudeginamos įvairias spalvės vėliavėlės, nublukusios maldų vėliavos, ritualiniai tekstai, nes tikima, kad naujųjų metų dieną viską reikia atkurti iš naujo.